Mit dieser Rede fasse ich zusammen, was wir bereits Šioje kalboje apibendrinu tai, ką jau įrodėme per tūkstančius laidų, kuriuose dalyvavo šimtai tūkstančių patikimų šaltinių. euch gebt dieses Wissen Prašau jūsų kuo möglichst greičiau an eure perduoti šias žinias savo parlamento nariams, Volksvertreter, an eure Politiker und visiems jūsų Verantwortungsträger išrinktiems atstovams, politikams ir sprendimų priėmėjams, nes kiekvienas iš mūsų susiduria su egzistencinė grėsme. Und was für die Tai, kleinste kas taikoma mažiausiai mūsų visuomenės ląsteliai, žinoma, turi būti taikoma ir dideliai visumai, valstybei. Wir üben heute einmal das fraktale Denken. Šiandien mes praktikuosime fraktalinį Unsere mąstymą. Staaten unterliegen nämlich Mūsų šalis paklūsta tiems patiems dėsningumams, kaip ir mūsų medžiai bei augalai. Folgen wir mit den Augen Jei žiūrėdami į medį stebime storas pagrindinės šakas, suprantame, kad kiekvienoje iš jų kartojasi visa medžio esmė. Tokiu būdu vis iš naujo matome viso medžio, net jo padalinių, taigi ir tos pačios rūšies, paveikslą. Medis visumoje yra tarsi mūsų šalis ar valstybė visumoje. Pavienė stora šaka – tai mūsų kaimo rajonas arba kantonas. Visos plonesnės šakos, vaizdžiai tariant, yra mūsų vietinės bendruomenės. Kiekvienas fraktalas yra modelis, kuriame visuma atsispindi jos dalyse. Taigi tolimiausiose atšakose matome savo rajoną, o pačiame šakos gale atskiras gyvenimo ląsteles arba šeimas. Ir tokios fraktalinės tikrovės kaip organizuojantis principas dabar eina per visą kūrinyje ir jos nesibaigia. Pavyzdžiui, materialioje formoje, bet dėsningai eina per visas nematerialias gyvenimo sritis. Šiuo požiūriu dabar taip pat apsvarstysime tą faktą, kad viskas, kas taikoma kraštiniam medžio fraktalui, visada neišvengiamai turi būti taikoma ir visam medžiui. Todėl viskas, kas kenkia šakeliai, kenkia ir šakai, kenkia ir visam medžiui, o viskas, kas kenkia visam medžiui, kenkia ir kiekvienai jo šakai bei šakeliai. Suprantate, su šiuo pastebėjimu pereiname prie įvykio, kuris atspindi šį dėsnį visiškai kasdienėje plotmėje. Tarkime, kad būtent tai, kas nutiko daugelį nieko neįtarančių šeimų iš Sudano, Ugandos ir Centrinės Afrikos, vyksta ir mums ten, kur gyvename. Ten yra Josefas Konis, toks jo vardas, ir jis žada, kad įkūnys tik tai, kas parašyta Biblijoje, kitaip tariant, dievišką judėjimą. Jo judėjimas vadinamas Viešpaties pasipriešinimo armija. Sutrumpintai LRA. Daugelis sąžiningų šeimos narių prisijungė prie šio judėjimo, nes manė, kad tai krikščioniškas pasipriešinimo judėjimas, kuris kaip nors įgalins juos pasipriešinti velnio pajėgoms. Deja, netrukus jie suprato, kad tai tik krikščionimis prisidengusi teroristinė grupuotė, kuri užpuldinėja kaimus ir miestus. Be to, ji verčia žmonės ją sekti. Vietoj dvasios pripildytos bendruomenės jie rado teroristinę karalystę su savo griežtomis taisyklėmis. Ir kiekvienas, kas su jais nėjo, pateko į rimtus nemalonumus. Tačiau tai buvo dar ne viskas. Jie netgi verbuoja vaikus kareivius, o mažos mergaitės yra verčiamos užsiimti prostituciją. Jie užpuldinėja kaimus, užpuola vyriausybinės įstaigas ir TT ši organizacija pasirodė esanti labai žiauri. Jiems galima priskirti 10 000 žmogžudysčių. Ir jie toliau žudo. O dabar, kaip sakiau, nuosekliai taikykime šios fraktalinius dėsnius. Ko iš tikrųjų laukia visas medis? Tai yra tėvas, valstybė, iš savo mažiausių fraktalų, jei jie pateko į spąstus. Kaip žmonės pateko su šiuo Josefu?
Taip, jei jie, nieko neįtardami ir netyčia, jei norite, prisijungė prie teroristinės grupės, prisidengusios krikščionišką organizaciją, ko tikisi tėvas valstybė. Taip, jūs teisus, valstybės požiūriu, žmogui gali iškelti bylą kaip teroristui. Jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn, įkalinti ir nubausti didelę baudą vien už tai, kad jis yra organizacijos narys. Tačiau kaip reaguotų bet kuris nuoširdus vienišas žmogus, bet kuris sąžininga pora ar sveika šeima? Pastebėję bent menkiausią polinkį į tokius teroristinius ekscesus vėlgi, ne vienas iš mūsų nenorėtų palaikyti tokio ryšio nei valandos. Ir matote, tai, kas galioja mažiausiam mūsų visuomenės vienetui, turi galioti ir bendram paveikslui. Suprantate, jei visa valstybinė sistema klaidingai įtraukiama į viršnacionalinę organizaciją, kuri yra nusikalstama, ji turėtų elgtis lygiai taip pat. Net jei jie jau yra sudariusi įvairius prekybos susitarimus su šia viršnacionalinė teroristinė organizacija. Mūsų atveju su valstybėmis ir galbūt įsipareigojusi reguliariai mokėti vienokius ar kitokius mokėjimus. Atskiras pilietis negali likti teroristinėje grupuotėje dėl tokių įsipareigojimų. Jūs suprantate, bet koks prisimtas įsipareigojimas tik sustiprins jo persekiojimą, jei dėl jo jis neskubės palikti grupės. Tačiau dabar labiausiai stebina tai, kad mūsų valstybinės sistemos, kaip vientisas medis, toli gražu ne iš karto atsisako bet kokių viršnacionalinių ryšių. Kaip aiškėja, kad jos per klaidą, o gal net sąmoningai sudarė sąjungą su teroristinėmis organizacijomis. Būtent todėl šiandien išsamiai apžvelgsime 12 tokių itin nusikalstamų teroristinių organizacijų, kurių narėmis mūsų valstybės tapo per įvairiausius aljansus ir sutartis. Jūs paklausite, ar toks dalykas egzistuoja? Pradėkime nuo įstojimo į Jungtinių tautų organizaciją, kuri buvo įkurta 1945 metais. Kas yra Jungtinės tautos? Jungtinės tautos yra viršnacionalinė organizacija, kuri, jas teigiant ir teikiant paraišką dėl narystės, prisiekė tarnauti arba norėjo tarnauti tik taikai pasaulyje, tarptautiniam saugumui ir geram bendradarbiavimui tarp tautų ir, žinoma, žmogaus teisėms, vargšams, silpniesiems, net vaikams. Tai buvo pažadėta. O kad įstotų į šią organizaciją, visos valstybės narės turėjo savanoriškai atsisakyti didelės dalies savo laisvės, suverenių teisių ir nepriklausomybės. Šveicarija taip pat yra Jungtinių tautų organizacijos narė, neturėdama jokio žinojimo, apie ką jūs girdite šiandien. Įstojo 2002 metais rugsėjo 10 dieną. Bet tuo metu paaiškėjo, kad Jungtinių tautų organizacija tik simuliuoja visus šiuos gerus ketinimus. Be daugybės liudininkų, buvęs aukšto rango Jungtinių tautų organizacijos pareigūnas, o dabar demaskuotojas Kalinas Čiordžesku iš tiesų atskleidė tamsiausias Jungtinių tautų organizacijos paslaptis, žiaurumus ir didžiulę korupciją. Dabar jis įsamiai aprašo, kaip Jungtines tautas kontroliuoja nusikaltėliai oligarchai, kurie ne tik klastoja rinkimus, kad praturtėtų ir pavergtų žmoniją, bet dar ir vykdo neįtikėtinai žiaurius veiksmus. Kuo netrukus įsitikinsime. Ir nenuostabu, nes Jungtinių tautų organizacija Antrojo pasaulinio karo metais įkūrė 2 aukščiausio lygio masonai. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Franklinas D. Rooseveltas, iš Marijono ložės numeris 70 ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Winstonas Churchillis. Jis buvo 3 masonų ložių, išpažįstančių ištikimybę šėtonui, narys. Stokholmo jungtinės ložės numeris 1591. Rosmarino ložės numeris 2851 ir senovės druidų ordino Albiono ložės.
Matote, šie masoniški tėvai įkūrėjai dar 1948 metais oficialiai paskyrė Tautų lygą savo pasaulinę ložę. Tačiau buvęs Jungtinių tautų organizacijos darbuotojas, kuris davė parodymus, 2 metus buvo tarptautinis masonų Romos klubo prezidentas. Taip, žinodamas, apie ką kalba, nes daugiau nei 18 metų dirbo šį darbą, jis prieš kamerą kalba apie tai, kaip Jungtinių tautų organizacija nuolat vykdo nesuskaičiuojamus žmogaus teisių pažeidimus ir nusikaltimus žmogaus teisių srityje, kuriems netaikomi jokie senaties terminai. Bendruomenė nusikaltimuose. Argi tai netiesa pasak Jungtinių tautų organizacijos demaskuotojo Kalino Georgescu, pavyzdžiui, atominių bombų bandymai, dėl kurių 1946–58 metais buvo sunaikinta didžioji dalis Maršalo salų grupių, yra Jungtinių tautų organizacijos nuopelnas. Taigi vardan tarptautinio saugumo branduolinė radiacija ne tik sunaikino visą tunų populiaciją, bet ir sutrumpino Maršalo salų gyventojų gyvenimo trukmę. Įsivaizduokite, kad iki bombardavimo jie vidutiniškai gyveno 180–200 metų. Įrodyta. Po to šių žmonių, kurie anksčiau nežinojo jokių ligų ir gydytojų, gyvenimo trukmė sutrumpėjo vidutiniškai iki 35–45 metų. Ir supraskite, šie brangus žmonės net nežinojo, kad buvo pasaulinis karas. Taigi pasakykite man, kuo tai skiriasi nuo minėto Josepho Konio teroristinės grupuotės. Nebent to, kad Jungtinių tautų organizacija vykdė nepalyginamai baisesnį terorizmą. Taip, bet tai dar ne viskas. Kaip ir Josepho Konio gauja. Jungtinių tautų organizacijos darbuotojai taip pat dideliais mastais ir nuolat prievartauja moteris ir vaikus. 2017 metais paaiškėjo, kad vien Haityje jie jau išprievartavo apie 60 000 vaikų. Tai yra tik tai, kas išaiškėja. Jūs suprantate, tačiau buvęs Jungtinių tautų organizacijos pareigūnas ir demaskuotojas Kalinas Georgescu įtikinamai liudija, kad Jungtinių tautų organizacijoje taip pat egzistuoja pasaulinis prekybos vaikais tinklas, susijęs su žiauriu elgesiu su vaikais ir netgi su vaikų aukomis. Tik tokių liudijimų dėka pasaulio bendruomenė pagaliau gali suprasti, kodėl Jungtinių tautų organizacija kartu su daugybė savo suborganizacijų taip pat įkūrė pasaulinę pagalbos vaikams organizaciją UNASA, kuri neva taip jaudinamai rūpinasi visais pasaulio vaikais. Ar suprantate, Jungtinių tautų organizacija kartu su PSO įpareigoja viso pasaulio švietimo įstaigas mokyti mažylius ir mažamečius vaikus apie masturbaciją. Jie rekomenduoja, kad mūsų vaikai naudotųsi pornografiniais filmais, kurie dar visai neseniai buvo teisės pažeidimas. Pamenate, jie rekomenduoja įvairias seksualinės technikas. Pavyzdžiui, mokyti mažus vaikus oralinio sekso, tos pačios lyties asmenų santykių ir kitų panašių dalykų. Taigi Jungtinių tautų organizacija kartu su PSO nurodo pedagogams skatinti vaikus kuo anksčiau pradėti lytinį gyvenimą ir padėti visiems vaikams susirasti lytinius partnerius. Taip pat yra įrodymų, kad tai yra globalios operacijos, kuria siekiama normalizuoti pedofiliją. Dalis. Nieko nuostabaus. Ir dabar dar kartą sakau, parodykite man skirtumą tarp Josepho Konio teroristinės sektos. Taip, išskyrus tai, kad Jungtinių tautų organizacija ir PSO, prie kurių tuoj pat prieisime, visame pasaulyje daro milijonus kartų blogiau. Matote, pats įstojimas į Jungtinių tautų organizaciją neturėtų būti laikomas nusikaltimu ne vienai geranoriškai šaliai nariai. Tačiau, kai tik paaiškėja tokie Jungtinių tautų organizacijos žiaurumai prieš žmones, kaip ką tik girdėjome, ne viena šalis narė neturėtų turėti nė vienos priežasties nedelsiant neįstoti iš šios itin nusikalstamos teroristinės organizacijos. Ar tai aišku? Ir tikrai ne viena šalis neturėtų tylėti, kai vyksta tokie dalykai. Arba dėl kokių nors sutarčių ar net privilegijų likti šios nusikalstamos organizacijos narę.
Priešingai, kiekviena nekalta valstybė turėtų nedelsiant imtis teisingo teismo dėl išaiškėjusių rimtų nusikaltimų, kad visas valstybės medis netaptų bendrininkavimo tarptautiniuose nusikaltimuose auka. Ir jei kuriai nors iš suklaidintų ir dabar jau apšviestųjų valstybių narių kils mintis išlaikyti šią nusikalstamą organizaciją dėl jos gražaus vardo ar nesuskaičiuojamų pasirašytų sutarčių, arba ją reformuoti. Tuomet, fraktališkai samprotaujant, tokia pati teisė turėtų būti suteikta ir visoms daug nekaltesniems teroristinėms organizacijoms. Tokioms kaip Josepho Kony organizacija, jūs suprantate. Juk jos taip pat turi daug žadančius pavadinimus ir sutartis. Niekam po šituo dangumi nekiltų mintis išlaikyti teroristinę organizaciją. Po to, kai būtų galbūt pakeistas šios žudikų gaujos vadovas ir keli bendrininkai. Jūs suprantate, geriausiu atveju tokios keistos idėjos gali kilti tik iš suklaidintų protų, kurie jau suviliojo ištisas valstybės prisijungti prie pasaulyje dominuojančių teroristų tinklų. Tačiau, vėlgi mąstant fraktaliniu būdu, juos tektų bausti daug griežčiau. Taip, kaip visas medis yra sunkesnis už savo kraštinę fraktalinę šaką, jo paties mažiausią atvaizdą. Verta paminėti, kad viena ir ta pati slapta masonų organizacija, kuri 1945 metais įkūrė Jungtinių tautų organizaciją, po 3 metų įkūrė Izraelio valstybę, o 1957 metais Europos bendriją, sutrumpintai ES. Tačiau kiekvienas aukščiausio laipsnio masonas išpažįsta, kaip jūs žinote, Liuciferį kaip savo dievą. Kitaip tariant, jie garbina velnę. Velnio garbintojai, kurie įkūrė ne tik ką tik paminėtas institucijas, bet ir dar daugelį kitų. Klausykite. Pavyzdžiui, jie įkūrė Federalinę rezervų sistemą, PSO, NATO, NESA, EF, ES, ekumeninį judėjimą ir visą švietimo sistemą su visais jos universitetais. Jie taip pat įkūrė visą spaudos ir leidybos pramonę bei stambiausias knygų leidyklas, visą televizijos ir Holivudo aparatą su jo kontroliuojančiais organais. Negalima pamiršti ir masonų slaptųjų draugijų, kaip visų pagrindinių pasaulio spaudos agentūrų, kurios diena iš dienos maitina savo medžiagą pagrindinės žiniasklaidos priemonės. Sakau, savo masinės žiniasklaidos priemonės. To dar negana, jie įkūrė daugybę slaptųjų tarnybų. Net socialinių tyrimų organizacijų, tokių kaip Frankfurto mokykla ir daugelį kitų. Tačiau pirmiausia pažvelkime į kitas itin nusikalstamas, visų ką tik paminėtų masonų fondų machinacijas, o vėliau apžvelgsime išlaidas, kurias kasmet vien masonų Jungtinių tautų organizacija mums atneša. Vienok, apsuptos ir paprastai jau integruotos į kitas ką tik paminėtas slaptąsias draugijas. Tautos nuolat atiduoda savo sunkiai uždirbtus mokesčius vieniems ir tiems patiems oligarchams. Va tai ir turime suprasti šiandien. Kaip netrukus pamatysime, ta pati luciferinė slaptoji draugija jau ištisus šimtmečius įėjo. O tiksliau, išliauždavo į visus svarbius mūsų visuomenės valdymo centrus visame pasaulyje. Ir jų metodai visada tie patys – melas, apgaulė ir tai kaip principas. Kaip taisyklė, jie daro visiškai priešingus dalykus, nei žada. Ir žmonės jiems yra nedaugiau, ne geriau nei galvijai ar mašinos, jie tėra vartojimo prekė, kurios reikia sumažinti iki 500 milijonų. Tai jie sako atvirai. Ir ši Liuciferio sekta, šimtmečiais susiorganizavusi į slaptos draugijos struktūras, iš tikrųjų viešpatauja virš visų šio pasaulio tautų. Jie nuolat svaidosi tokiais žodžiais kaip demokratija, tolerancija, brolybė ir net laisvė. Tačiau jie gudriais metodais manipuliuoja mūsų politikais ir visomis įmanomomis struktūromis. Žodžiai ir darbai nesutampa. Brangieji mano,
Ir ne liaudis juos valdo, o jie kontroliuoja tautas. Štai kas baisiausia. Ir visa tai vyksta visiškai nepaisant visų liaudies žinių, visų galiojančių įstatymų ir konstitucijų. Ir viską, ką jie daro arba be jokio politinio mandato, arba be žmonių įgaliojimų, arba bent jau minėtų būdų, veidmainiškai išnaudodami narystę nieko neįtariančių, patiklių valstybių. Viskas, ką jie daro ir kuo manipuliuoja, visiškai ignoruoja bet kokį liaudies teisingumo supratimą. Sakiau, liaudies. Jie nuolat primeta mums naujus įstatymus, visiškai ignoruodami bet kokius demokratinius principus. Jie daro vis didesnę įtaką mūsų mokykloms, mūsų vaikams ir daro tai nuosekliai, apeidami visus tėvus, mokytojus ir oficialius atstovus. Tokiu būdu kalbama apie vienareikšmišką sąmokslą, kuris aplenkia visas atsakingas institucijas ir bet kokią atskaitomybę. Nesuskaičiuojamoje daugybėje kla.tv laidų įrodėme, kad šios įstaigos taip pat buvo įsteigtos šitos liuciferiškos organizuotos slaptos aukščiausio rango masonijos draugijos. Ir kaip mes po kurio laiko pamatysime, viena organizacija iš šių slaptųjų sąjungininkų elgiasi taip pat, kaip ir kitos, būtent labai nusikalstamai. Kaip, pavyzdžiui, PSO, pažiūrėkime dabar į jas. Pasaulinė sveikatos organizacija, tai speciali Jungtinių tautų organizacija, įkurta 1948 metais, kurios masonišką kilmę ką tik įrodėme. Tos pačios 193 Jungtinių tautų organizacijos valstybės narės yra ir PSO narės, kurios turi mokėti metinius narystės mokesčius. Ir šis masonų sektorius taip pat susižeria kelis milijardus $, per metus. Bet dabar pereikime prie kriminalinės pusės. Dabartinis PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas anksčiau daug metų vadovavo komunistiniai teroristiniai organizacijai. Taip, jos trumpinys yra ir ji net oficialiai įrašyta kaip teroristinė organizacija į globalinę teroristų duomenų bazę. Tai yra smurtinė organizacija, įvykdžiusi arba dalyvavusi daugybėje pagrobimų, įkaitų paėmimų ir nesuskaičiuojamų masinių žudynių. Per beveik 30 valdymo metų jos nariai įvykdė vienus didžiausių žmogaus teisių pažeidimų. O dabar PSO turėtų mums paaiškinti, kuo jis skiriasi nuo minėtosios Josepho Kony teroristinės organizacijos Centrinėje Afrikoje. Klausykite, dar prieš PSO organizuotą pasaulinį gyventojų eksperimentą su COVID-19, kurį akivaizdžiai skatino PSO, su milijonais aukų ir šimtais tūkstančių mirčių. Būtent PSO padarė nevaisingomis milijonus moterų Kenijoje ir kitur. Į skiepus nuo stabligės pridedama naikinančių nėštumą medžiagų. Tai buvo PSO. PSO taip pat bandė pridengti savo žalingus skiepus nuo maliarijos, šiurkščiai pažeisdama tarptautinius etikos standartus vertindama tyrimą. Ir kartu su masonų organizacija Gavi, kurią įkūrė EF. PSO dabar tiesioginė prasme bando užtvindyti Afriką vakciną nuo maliarijos. Beje, Gavi arkliuku yra programa IT 2020, kuria siekiama kiekvienam pasaulio gyventojui suteikti nuosavą skaitmeninę tapatybę. Kitaip tariant, padaryti visus 100% skaidrius. Man tai yra ne kas kita, kaip ekonominis vojerizmas. Jūs suprantate. Bet dabar grįžkime prie nusikaltimų dėl skiepijimo, kuriuos padarė PSO ir Gavi. Vėlgi, tyrimai parodė, kad PSO paskiepytieji 10 kartų dažniau serga meningitu ar cerebralinę maliariją ir 2 kartus daugiau šansų mirti. Kompetentingi teisėjai ir prokurorai dabar gali parodyti žmonėms skirtumą su 10 tūkstančių žmonių, kuriuos nužudė Josepho teroristų gauja, ir paaiškinti mums, kodėl jie nepatraukė atsakomybėn tų, kurie pakenkė ir nužudė tūkstančius žmonių.
Tačiau PSO nuolat dangsto ne tik jos bičiuliai masonai, tai yra visos aplinkinės masonų organizacijos. Pati PSO savo ruožtų dangsto savo bičiulius iš Big Pharmos. Tai yra vakcinų gamintojus. Taip yra todėl, kad PSO atleido vakcinų gamintojus nuo kompensacijų už žalą padaryta dėl nekokybiškų vakcinų. Matote, kaip tai veikia taip, kaip visada, viena masonų ranka plauna kitą, suprantate, ir kaip tik dabar ši nusikalstama PSO kartu su visais savo slaptosios draugijos bičiuliais rengia tarptautinę pandemijos sutartį. Jie bando savo bosą, teroristą PSO Gebreisusą paversti vieninteliu pasaulio valdovu. Tiesioginė to žodžio prasme. Tai gudriai sugalvotas kelias į sveikatos diktatūrą. Jūs turite tai suprasti. Šie nauji įstatymai, kurie eilinį kartą rezgami už uždarų durų visiškai nesiskaitant su žmonėmis, po kelių mėnesių turėtų tapti teisiškai privalomi visam pasauliui. Būtent tai jie ir bando padaryti. Tačiau jie gali tai padaryti tik tuo atveju, jei mes, apgautos tautos, dabar neprieštarausime iš visų jėgų. Ir vienintelis teisingas dalykas, kurį visi šio pasaulio medžio fraktaliniai elementai turėtų daryti dabar, yra būtent tai, kad kiekviena pasaulio valstybė pareikalautų iš teroristo Josepho Kone sąjungininko. Kaip ir Jungtinių tautų organizacijos atveju, mes turime nedelsiant palikti šią teroristinę organizaciją PSO. Štai kaip tai veikia. Ir tuo pat metu turime pasodinti už grotų jų nusikalstamus lėlininkus. Neužtenka tik išvaryti PSO iš visų mūsų šalių, nes net ir su mažiausiais teroristais elgiamasi daug griežčiau. Turime visiškai eksproprijuoti ir panaikinti PSO, visa kita būtų visiškai netinkama. Sakau aš. Mes niekada nebūtume susitarę, jei kalbėtume apie Josephą Konį ir jo teroristinę organizaciją. Tačiau dabar žengsime dar vieną žingsnį Europos Sąjungos link. Kas iš tikrųjų įkūrė Europos Sąjungą? Tai įvyko 1993 metais. Pirmiausia, visa Europos Sąjungos plėtra buvo grindžiama Coudenhove-Kalergi planu. Tai yra vienos masonų ložės, Humanitas, nario. O jo pasiūlymas sukurti PAN Europą sukėlė tarptautinę sensaciją masonų spaudoje dar 1922 metais, kai Kalergi buvo vos 28 metai. Ir jūs matote, kad šiandien jie vėl daro tą patį su visais slapta rengiamais jaunaisiais globaliais lyderiais. O po to į sceną žengė tokie aukšto rango masonai kaip Robertas Schumanas ir prancūzas Jeanas Monnet. Būtent su pastaruoju susijęs garsusis Monnet metodas. Tai reiškia laipsnišką, sąmoningai šliaužiančią integracijos politiką, kuri galiausiai lėmė Europos Sąjungos gimimą. Dėl laiko stokos čia negaliu papasakoti apie kompanijos bendraįkūrėjus. Belgą Paulį, Henrį Spaką ir Italą Altiero Spinelli. Kaip būdinga šioms masonų draugijoms. 2012 metais jie įvedė Europos stabilumo mechanizmą, sutrumpintai ESM, kad gautų kuo didesnį pelną ir padidintų savo valdžią. Tačiau paaiškėjo, kad tai aukso gysla tik jų bankams, o ne žmonėms. Visų pirma, bankai per ESM galėjo skolinti Graikijai pinigus. Taip, o kai Graikija tapo nepajėgi mokėti, ko ir reikėjo tikėtis, kitos Europos Sąjungos šalys turėjo įsikišti per Europos stabilumo mechanizmą, tai yra ne masonų bankai. Ar tai suprantate? Pagal Graikijos gelbėjimo programą Eurozonos valstybės ir TVF pervedė 207 milijardus eurų. Kaip ir tikėtasi, 170 milijardų iš jų atiteko finansų sektoriai. Tačiau Europos Sąjunga taip pat vykdo sunkiausius nusikaltimus prieš civilius gyventojus.
ir savo griežtomis sankcijomis Sirijai, kurios buvo įvestos dar 2011 metais. Europos Sąjunga jau parodė, kad yra teroristinė organizacija, kuri provokuoja humanitarinės katastrofas. Kodėl medicininės prekės iš Europos Sąjungos paprasčiausiai tapo tiesiog nebeprieinamos nekaltiems gyventojams? Dėl komponentų ir benzino trūkumo buvo priversta susidaryti daugelis elektrinių, vandens stočių ir ligoninių. Trūko maisto produktų. Daug žmonių neteko darbo, nes trūko reikalingų prekių ir gamybos išteklių. Net geriamasis vanduo ir elektra turėjo būti normuojami. Ir visa tai dėl Europos Sąjungos. Ar suprantate? Ir šiandien Europos Sąjunga vėl dalyvauja kare Ukrainoje. Į tą karą nuo jo pradžios įliejo mažiausiai 50 milijardų. Taip. Bet Europos Sąjunga taip pat tiesiogiai dalyvavo tiekiant ginklus. Netrukus po to, kai Rusija pradėjo karinį puolimą Ukrainoje. Europos Sąjunga priėmė istorinį sprendimą panaudoti pinigus iš palyginti naujo fondo, Europos taikos fondo, Ukrainai paremti. Tai pirmas kartas, kai šis fondas buvo panaudotas tiekti mirtinus ginklus. Tai yra potencialiai mirtinus ginklus trečiajai šaliai. Ar jam leidžiama tai daryti? Ne, to daryti neleidžiama. Vis labiau aiškėja, kad Europos Sąjunga yra masonų įrankis demokratijai ir suverenitetui valstybėse narėse naikinti. Taip yra. Apie 80% valstybių narių įstatymų dabar nustato Europos Sąjunga. Tai yra jos komisija, kuri nėra renkama žmonių. Valstybėms narėms, kurios atsisakys dalyvauti projekte, bus taikomos griežtos sankcijos. Sakau, kad tai daugiau nei sektantizmas. Pagaliau tai supraskime. Dabar ženkime dar vieną žingsnį prie Pasaulio ekonomikos forumo, kuris buvo įkurtas 1971 m. sausio 24 d. Pasaulio ekonomikos forumas, sutrumpintai EF, yra įmonių vadovų ir pasaulinių strategų platforma, įkurta aukščiausio masonų finansinio elito, tokio kaip Rothschildai ar Rockefellerių dinastija. EF slaptoji visuomenė nori sukurti technokratinę visuomenę. Tačiau ji taip pat siekia tikslo, vadinamo didžiuoju perkrovimu, ir be to su visa žmonija. Taigi, visi jau žino Klauso Švabo knygą Didysis perkrovimas. Tačiau beveik niekas nežino, kad liūdnai pagarsėjęs šėtono ložės brolis ir aukščiausio lygio masonas tuo pačiu metu išleido beveik identišką veikalą. Žinoma, tai tik sutapimas. Ne, italas Giulianas Di Bernardo, jis yra slaptas sąjungininkas. Būdamas didžiuoju meistru keliose masoniškose organizacijose, tokiuose kaip Italijos didieji rytai ir Italijos reguliarioji didžioji ložė, jis, be kita ko, įkūrė Iliuminatų akademiją ir vadinamąjį Orumo ordiną. Laikydamasi savo aukštų tikslų, EF dabar atvirai skelbia Liuciferio transhumanizmą ir mus visus užtikrina. Jūs nieko neturėsite ir privalėsite tuo pasitenkinti. Tokie pareiškimai sklinda iš ten. Be to, EF gana atvirai atskleidė savo 2030 metų tikslus. Čia juos pakartosiu raktiniais žodžiais. Sukurti vieną pasaulinę vyriausybę, labai demokratišką. Taip, globali, kontroliuojama ne grynųjų pinigų valiuta, bet kokio nacionalinio suvereniteto pabaiga, vėlgi labai demokratiška. Tiesa, eilinių rinkimų pabaiga, nes juos turės pakeisti dirbtinis intelektas. Puiku, tiesa. Privačios nuosavybės pabaiga, privataus transporto panaikinimas, globalinė socialinio kredito sistema, kaip Kinijoje, gyventojų skaičiaus augimo kontrolė. Tai yra depopulacija, skaitmeninis kiekvieno žmogaus identifikavimas. Jau minėjau identifikavimo kodą 2020, absoliuti pagrindinės žiniasklaidos viršenybė cenzūruojant nepriklausomą žiniasklaidą. Viskas bus atvirai dokumentuojama, naujo žmogaus sukūrimas sujungiant žmogų ir dirbtinį intelektą.
Tai yra dirbtinis intelektas ir transhumanizmas. Tarp kitų EIF tikslų yra technokratijos sukūrimas. Žaliasis kursas centralizuotai planiniai ekonomikai įgyvendinti. Visi mėgstame šį žodį. Taip, o tai reiškia valstybinę kontrolę visose socializmo srityse. Taip, pretekstas tam, žinoma, yra klimatinė manija, kurią jie patys kursto. Prašome dar kartą pažvelgti į rodomas informatyves ir gerai išnagrinėtas laidas. Po šią laidą taip pat rasite nuorodas. Taigi Pasaulio ekonomikos forumas, kaip ir Romos klubas, trišalė komisija, Bilderbergai ir panašiai, yra neabejotina masonerijos tvirtovė. Būtent dėl to, EIF taip pat apsaugotas imunitetu ir privilegijomis Ženevoje, Šveicarijoje. Visiškai akivaizdu. Pagal susitarimą su Šveicarijos vyriausybė jų archyvai atrodo neliečiami. O tai, žinoma, leidžia jiems neskaidriai planuoti ir organizuoti lėšų judėjimą savo tinkle. Pagal finansų eksperto Ernsto Eyolfo nuomonę. Šiuolaikiniai fondų teisės aktai yra ypač naudingi EIF. Jis teigia, kad pagrindinė priežastis, dėl kurios tai buvo padaryta, yra ta, kad būtų lengviau turtingiems žmonėms išvengti mokesčių. Be to, tai gali turėti tiesioginį poveikį politikai, ekonomikai ir visuomeniai, apeinant parlamentinės struktūras. Vėlgi labai demokratiška. Jūs girdite taip, pinigai plaukia į vienas ir tas pačias kišenes. Tai štai kas yra, mano brangieji. Mums skubiai reikia suprasti, kad yra dešimtys masoniškų institucijų, kurios iš tikrųjų iš visų pusių finansiškai melžia pasaulio gyventojus, teikdamos pirmenybę mūsų mokesčių pinigams per tiesioginius, bet vis dažniau ir per netiesioginius mokesčius. Kaip, pavyzdžiui, su prekyba energetiniais ištekliais. Mūsų akyse jie vis labiau plečiasi. Pavyzdžiui, nuo prekybos mazutu ir degalais iki prekybos taršos leidimais. Kitaip tariant, aplinkosauginių mokesčių, CO2 mokesčių, baudų už klimato kaitą ir panašiai. Tačiau prieš apžvelgdami tikrai stambius plėšikavimo metodus, kurie yra visiškai nematomi eiliniai akiai, apibendrinsiu iki šiol minėtų viršnacionalinių masonų konstrukcijų kaštus. Tik tai, ką iki šiol girdėjome. Jungtinių tautų išlaidos. Pavyzdžiui, vien tik Jungtinių tautų vidaus operacijų išlaikymas 2024 metais kainuos apie 3,47 milijardo dolerių. Iš 193 valstybių narių tai vidutiniškai sudaro apie 18 milijonų per metus. Tačiau Vokietija kasmet moka 10 kartų daugiau nei vidutiniškai. Tai yra 200 milijonų. Vien tik už vidaus operacijas. Šveicarija vien į Jungtinių tautų biudžetą kasmet sumoka 40 milijonų. Dabar pereikime prie realių skaičių ir išlaidų. Norėdami finansuoti Jungtinių tautų darbotvarkę iki 2030 metų, jie, kaip patys teigia, ketina iš mūsų paimti dar 5-7 trilijonus dolerių per metus. Vidutiniškai tai yra 6 su 12 nulių po jų. Ar jūs tai suprantate, o Jungtinių tautų įstatų 17 straipsnyje nurodyta, kad organizacijos išlaidas padengia valstybės narės, tai yra mes, mokesčių mokėtojai. Paskaičiuokime, kiek tai mums kainuoja kasmet. Paprastais skaičiavimais. 7 trilijonai dalinti iš 193 yra vidutiniškai 36 milijardai dolerių. Vienok, kaip ką tik pamatėme, kalbant apie netolygų vidaus biudžetinių išlaidų pasiskirstimą. Kai kurie mokesčių mokėtojai, pavyzdžiui, vokiečiai, gali būti šiek tiek privilegijuotesnėje padėtyje, tačiau net ir esant tik 36 milijardų vidutiniam metiniam vartojimui. Darbotvarkė 2030 iš vokiečių mokesčių mokėtojų pareikalaus 430 JAV dolerių per metus vienam gyventojui. 3 vaikus turinčiai šeimai tai sudarytų 2150 dolerių per metus.
Ir taip kasmet tik dėl šių dviejų jungtinių tautų finansinių punktų tiesiog prapuola geros atostogos. Jūs tai suprantate, tai dabar pereikime prie ES išlaidų. ES išlaidos per 2021-2027 metų laikotarpį bus, dėmesio, 1824,3 milijardo eurų. Vien dokumentų vertimas į 24 oficialias ES kalbas per metus kainuoja 100 milijonų eurų. Jie filantropai. Kaip jie laiks nuo laiko mėgsta save pristatyti, tiesiog išdalintų vien šios beveik 2 trilijonus eurų kartu su 6 trilijonais eurų. Kasmet skiriamais darbotvarkei 2030, vadaujantiems šio pasaulio gyventojams. Žinote, dešimtmečius neturėtume jokio bado. Ar tuo tikite visoje žemėje? Ar suprantate, bet net iš mūsų Šveicarijos mokesčių mokėtojų, kurie nėra ES nariai, šie kraujasiurbiai ima 2 trilijonus įmokų į sanglaudos fondą. Ir tai po 229 Šveicarijos frankus nuo galvos. Net nuo kūdikio, kasmet. Mano dideliai šeimai su anūkais tai sudarytų 6870 Šveicarijos frankų per metus. Dabar pereikime prie Pasaulio ekonomikos forumo išlaidų. Pasaulio ekonomikos forume 2024 metais dalyvavo apie 2500 žmonių. Pastaraisiais metais Šveicarijos ginkluotosios pajėgos šiam renginiui kasmet skirdavo nuo 20 iki 30 milijonų šveicariškų frankų, plus dar 9 milijonai frankų policijos ir kitoms saugumo išlaidoms. Šiai sektai, suprantate, dabar eikime toliau. Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos, UNESCO, išlaidos. UNESCO daugiausia finansuojama iš valstybių narių įmokų. 2022 ir 2023 metais UNESCO turėjo 1,5 milijardą dolerių. Ar matote šios skaičius visada tose pačiose kišenėse? O dabar, kaip ir žadėta, pereisime prie 4 didžiausių ir kartu nematomiausių šios slaptos masonų draugijos jėgos struktūrų su milžiniškomis duoklėmis, kurių jos nuolat iš mūsų reikalauja. Dabar kalbame apie Londono City. Ar esate apie jį girdėję Londono miestą? Supraskite, 43 metais po Kristaus įkūrė romėnai ir pavadino jį Londinium. Aš nepadariau klaidos. 43 metais po Kristaus. Taigi, niekada nepamirškite, Roma žlugo po kelerių metų. Tai jau buvo pogrindinis judėjimas. 1140 metais po Kristaus buvo įkurta Londono City korporacijos pirmtakė, kuri iki šiol administruoja Londono City. Ir šis miestas yra visiškai atskira valstybė, kaip, pavyzdžiui, Vatikanas. Todėl jo nereikėtų painioti su mums žinoma Anglija ar Didžiąja Britanija. Masonų enciklopedijoje pirmoje eilutėje ši kompanija atskleidžiama šiais žodžiais. Cituoju, garbinga masonų kompanija. Gerai suprantama, nenuostabu, nes Londono City yra kontroliuojamas Rothschildų. Ir vėl prieiname prie kriminalinių aspektų. Rothschildai ir jų bankų kartelis nuo 1815 metų praktiškai visada finansavo abi kariaujančias pusės. Vien per pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus dėl to žuvo daugiau kaip 85 milijonai žmonių. Kitos Rothschildų finansuotų karų aukos. Osmanų karai, 9 milijonai žuvusiųjų. Rusijos revoliucija, 14 milijonai žuvusiųjų. Antrasis pasaulinis karas, daugiau nei 70 milijonų žuvusiųjų, 7 milijonai išprievartavimų. Persijos įlankos karas, 100 000 žuvusiųjų. Vietnamas, 3 milijonai žuvusiųjų, 7 milijonai sužeistųjų. Galėčiau tęsti ir tęsti skaičiavimus toliau. Bet dabar pereikime prie Rothschildų kontroliuojamo Londono City. Aš sakau, kad jis yra jų pagrindinis pasaulinis finansų centras. Kvadratinėje mylioje, tai yra Londono Cityje, veikia daugiau kaip 500 bankų.
Londono Citys – tai magnetas, pritraukiantis iš viso pasaulio mokesčių vengiančių asmenų pinigus. Londono Cityje tūkstančiai buhalterių ir teisininkų dirba tik tam, kad atvertų naujas spragas itin turtingiems žmonėms. Padedamos Londono specialistų, tarptautinės bendrovės slepia savo pelną vadinamuosiuose mokesčių rojuose. Ir tai skurdžioms šalims kainuoja, sakyčiau. Tai labai per maža suma – 170 milijardų JAV dolerių per metus. Šis skaičius tikriausiai yra neteisingas ir turi būti padidintas. Dabar pereiname prie federalinės rezervų sistemos, prie Fed. O dabar, kalbant apie finansinius nuostolius, reikalai dar labiau pablogėjo. 1913 metais įkurtas federalinė rezervų sistema buvo jau trečiasis masonų Rothschildų centrinis bankas Amerikoje. Siekdami užsitikrinti visuomenės paramą, jie tuo metu melagingai tvirtino, kad tik centrinis bankas gali išspręsti infliacijos ir defliacijos problemas. Iš esmės tai nieko blogo, jis tiesiog pateko į netinkamas rankas. Tačiau žinoma, kad masonai visuomeniai visada sako visiškai priešingus dalykus, nei iš tikrųjų ketina daryti. Turite tai suprasti. Nes Rothschildų centrinių bankų idėja nuo pat pradžių buvo galimybė manipuliuoti pinigų srautais taip, kad jie patys galėtų savo nuožiūrą sukelti infliaciją ir defliaciją. Ar suprantate? Naudodamiesi savo federalinę rezervų sistemą, jie taip pat įgijo vertybinių popierių teisę kurti pinigus iš nieko, kad galėtų juos skolinti už brangias sudėtines palūkanas. Istoriją žinote. Kai 1913 metais gruodžio 23 buvo priimtas federalinio rezervo įstatymas, kongresmenas Čarlzas Lindbergas pasakė, cituoju, čia įteisinama nematoma pinigų galia, didžiausias visų laikų nusikaltimas, kurį įvykdė šie bankų ir pinigų įstatymų leidėjai. Citatos pabaiga. Jis buvo teisus, nes federalinis rezervas iš karto tapo visų infliacijų motina. Kaip jau sakiau, netinkamose rankose. Jis sukėlė 1930 metų didžiąją depresiją. Kitaip tariant, didžiausia 20-ojo amžiaus ekonomikos krizė. Dėl šio sąmoningai suplanuoto žlugimo milijonai žmonių paprasčiausiai prarado darbą ir turtus. Ir tai buvo tik didžiulio, neįtikėtino ledkalnio viršūnė. Pereikime prie tarptautinių atsiskaitimų banko ir jo nusikaltimų. Tarptautinių atsiskaitimų bankas, sutrumpintai BIS, buvo įkurtas 1930 metais Bazelyje, Šveicarijoje. Kodėl, kad Vokietija galėtų sumokėti reparacijas pirmajame pasaulinėme kare dalyvavusioms supervalstybėms. Tačiau paklausykite. Tas pats vis anksčiau padėjo finansuoti Trečiojo reicho karinį pasirengimą paskolomis ir rėmė nacių plėšikavimą prieš karą. Ar suprantate? Pavyzdžiui, paimdami jų pagrobtą auksą ir konvertuodami jį į užsienio valiutą. Ir, kaip minėta, Rothschildų bankai visada finansavo abi karo pusės. Ir čia matome, kad jie tai darė po karo. Šiandien pasaulyje yra tik 2 ar 3 šalys, kurių centrinis bankas išlieka nepriklausomas nuo Rothschildų nuosavybės ar bent jau nuo jų stiprios kontrolės. Taigi BIS padėjo organizuoti antrąjį pasaulinį karą, per kurį žuvo daugiau kaip 70 milijonų žmonių. Už visuomenės nugaros ir niekada nepraleido progos praturtėti. Taip, vėliau BIS atliko lemiamą vaidmenį steigiant Europos centrinį banką, ECB. O 2007–2008 metų krizės ir vėlesnės euro krizės metu padėjo užtikrinti, kad abiejų krizių padariniai tektų ne tiems, kurie jas sukėlė, tai yra didiesiems bankams, rizikos draudimo fondams ir kita, o dirbantiems gyventojams. Tau ir man.
Galėtume išvardyti dar daugiau masoniškų institucijų ir jų nusikaltimų, nes nė žodžių neužsiminėme. Pavyzdžiui, apie 3 pagrindinės žiniasklaidos agentūras – Associated Press, Reuters ir Agence France, su jų pasaulinė pagrindinio tinklo sistema. Dar nekalbėjome nei apie visą mobiliojo ryšio sistemą su visomis jos išmaniosiomis ir sekimo technologijomis. Nei žodžio apie masonų tvirtovę Vašingtone. Nei žodžio apie pasaulinį gamtos fondą. Amnesty International. Būtų galima daug ką pasakyti, jau nekalbant apie Vatikaną, kurį remia visą čia paminėtą masonų struktūrą ir kuris, būdamas nemaža visos istorijos galva, iš religinės pusės daro įtaką visai pasaulio konstrukcijai. Jo darbas – nuvesti visus į Liuciferio kultą. Gerai įsiminkite šį sakinį. Taip pat būtų galima daug ką pasakyti apie masoniškąją UNESCO, nes jie už mūsų nugaros aukoja didžiulius gamtos draustinių plotus urano kasykloms. Taip, UNESCO sutiko pakeisti, pavyzdžiui, Tanzanijos laukinės gamtos rezervato ribas, kad saugomoje teritorijoje būtų galima kasti uraną ir tiekti jį atominėms elektrinėms. Taip. Taip pat reikėtų paminėti Pentagoną. Pentagonas – tai masonų karinė ložė. Reikia ją vadinti taip. Galite pamatyti kai kurių Pentagono karų rezultatus. Taip. Visi jie – masonų darbai. Ši galingiausia pasaulio valdžia nuo 1945 metų mirtinai subombardavo beveik 14 žmonių. Dabar ji žengia dar toliau. Net Hollywoodas, dar vienas masonų fondas, dirba Pentagono naudai. Dokumentai atskleidžia, kaip Hollywoodas skatina karus ne tik Pentagono, bet ir NSA ir kitų vardų. JAV karinės žvalgybos tarnybos tiesiogiai darė įtaką ne mažiau kaip 1800 filmų ir televizijos programų. Scenarijai, viskas. Pentagonas, kaip institucija, iš tiesų brangiai kainuoja pasauliui, ypač JAV. Nes vos vieną dieną, štai jums ir didelis pavyzdys, likus dienai iki rugsėjo 11-osios, iki bokštų katastrofos. Tuometinis JAV gynybos sekretorius Donaldas Rumsfeldas spaudos konferencijoje pareiškė, kad Pentagone, dabar prašau atidžiai įsiklausyti, be pėdsakų dingo 2,3 trilijono JAV dolerių. Taigi 2300 milijardų prarandama, arba kitaip tariant, 2300 kart 1000 milijonų. Šių skaičių net negalime suvokti. Vos per vieną dieną bokštai dvyniai, įskaitant AIDS-7, virto branduolinėmis dulkėmis ir kartu su jais, visi ar bent jau nesuskaičiuojama daugybė įrodymų. Norėčiau dar kartą apibendrinti paprastais žodžiais, nors tai šiek tiek užtruks. Viskas, ką šis slaptas sektas sukūrė per šimtmečius, lemia mūsų politiką, mokslą, religiją, sveikatos apsaugos sistemą, švietimo sistemą, net visą mūsų saugumo sistemą, iki pat teismų sistemos, kariuomenės ir taip toliau. Ir visa, ką daro ši Liuciferio sekta, kaip man patinka ją vadinti, visiškai ignoruoja visas populiarias žinias. Taip, bet ji taip pat ignoruoja visus galiojančius įstatymus, visas galiojančias konstitucijas. Ji peržengia bet kokius politinius įgaliojimus. Bet kokį tautos, sakiau tautos, teisingumo supratimą. Tauta siekia teisingumo savo, o ne kažkokiems oligarchams, apeinant visus demokratinius principus. Šveicarijoje tai tapo ypač akivaizdu, kai federalinė taryba, įgaliota įgyvendinti liaudies iniciatyvas, paprasčiausiai atsisakė įgyvendinti užsieniečių srauto deportaciją ir panašiai. Matote, ji paprasčiausiai neįgyvendina tautos sprendimų. Ir užuot už tai atleidusi visą federalinę tarybą, pasiuntusi ją nedelsiant atsistatydinti arba, dar geriau, padavusi į teismą už valstybės išdavystę.
bent jau pasiuntusi jį nedelsiant atsistatydinti. Mes, šveicarai, susivokėme ir ėmėmės vadinamosios įgyvendinimo iniciatyvos, taip toli jau nuėjome. Taigi surinkti dar 100 000 parašų, tai pasakyti federaliniai tarybai, kuri teisiškai privalo tai padaryti, kad ryžtingi žmonių sprendimai, demokratiniai sprendimai, dabar turi būti tikrai įgyvendinti. Matote, kaip viskas vyksta. Nuo to laiko niekas nepasikeitė. Taip, dabar jau pakankamai paaiškinau to priežastį. Taigi, kaip matote, jie apeina visus demokratinius principus, taip pat visus tėvus, net mokytojus ir mokytojų padėjėjus ar bet kokius atstovus. Šie masonų vadovai apeina ir manipuliuoja visais atsakingais asmenimis, patys apeidami bet kokią atsakomybę. Taip, štai kodėl skubiai reikalingi ir neišvengiami nauji visuotiniai nutarimai. Aš sakau, padėkite galą imunitetui, padėkite galą šių vadovaujančių, žmonės apgaudinėjančių elementų nematomumui. Prieš tai, kai šie pasaulinio viešpatavimo geidėjai galutinai paskelbs skaidrų pilietį. Sakau, kad žmonės turi paskelbti privalomą visų šių sektantiškų struktūrų vizualizaciją. Turi būti matoma, kas konkrečiai priklauso kokiam klubui, kokiai partijai, kokiai religijai ar sektai. Taip, žmonės turi paskelbti visišką slaptų draugijų draudimą. Sakau, taip, suprantate, turi tapti labai aišku, kurie iš mūsų paskirtų pareigūnų, su kuriais iš šių įtakingų Liuciferio lobistų palaiko ryšius. Visi pinigų srautai šiems žmonėms turi būti skaidrus. Bet kur, pavyzdžiui, keliauja visi mūsų mokesčiai už alkoholį, tabaką, klimatą? Ar tikrai jie keliauja į mūsų sveikatos draudimo fondus? JT informatoriai aiškiai nurodė, kad milijardai dolerių nuolat naudojami sektantų valdžiai plėsti ir niekada nėra nukreipiami kovai su skurdu, badu ar kitais anksčiau minėtais dalykais. Todėl visos šalys turėtų žinoti, kiek milijardų iš jų mokesčių atitenka aukšto lygio masoniškoms struktūroms, tokioms kaip JT su savo departamentais. Žmonės turėtų paskelbti atpirkimo ožio metus dėl oligarchų plėšikavimo, referendumus, kuriais būtų nustatyta, kad visos skolos, kurias nieko neįtariančios tautos yra skolingos tam 1% šių oligarchų, būtų tiesiog panaikintos. Štai ir viskas. Ar supratote, tokios žmonių rezoliucijos turėtų būti priimamos visame pasaulyje? Taigi apšvieskite žmoniją apie nuolatinius trilijoninius apiplėšimus, kurie čia vykdomi, sakiau trilijoninius, o ne milijardinius. Taip. Ir prieš jiems atimant iš mūsų visą turtą per didįjį perkrovimą. Žmonės turi susigrąžinti visas šių didžiųjų krizės spekuliantų žemes. Pavyzdys. Bilas Geitsas tapo didžiausiu privačiu žemės savininku JAV, kuriam, kai kurių šaltinių duomenimis, priklauso daugiau kaip 108 000 hektarų žemės. Kiti šaltiniai teigia, kad po koronaviruso daug daugiau, tačiau Didžiosios Britanijos karūnai, masonų karališkajai šeimai, kuri visada apiplėšinėjo visas šalis, priklauso daug kartų daugiau plotų, būtent apie 2,5 hektarų. Matote, tai yra galvos. Tačiau tarptautinėmis rezoliucijomis taip pat reikėtų paskelbti visišką bet kokio geoinžinerinio poveikio sustabdymą. Visos kada nors atliktos purškimo operacijos turi būti paskelbtos viešai. Pavyzdžiui, nurodant tikslius milijonus tonų ir turinį, kas konkrečiai buvo išpurkšta virš mūsų, neišmanėlių tautų. Žmonės turi įstumti visas minėtas nevyriausybinės ir viršvalstybinės organizacijas, kurios papirko mūsų vyriausybės ir taip išdavė žmonės. Mums reikia visiškai nuosekliai pasitraukti iš visų šių Liuciferio slaptosios visuomenės struktūrų ir organizacijų. Visos kalbos apie pasaulio klimato gelbėjimą taip pat sklinda iš to paties Liuciferio rato. Organizuojama tų pačių slaptųjų draugijų, ir jos su savo marionetėmis ir pėstininkais kasmet susitinka Davose,
Šveicarijoje. Šveicarija, sakau, daugiau niekada neturi nei finansuoti šios sektos, nei apskritai įsileisti jos į savo šalį. Taip, apibendrinsiu toliau. Vėlgi savo žodžiais. Prašau jūsų, taip, beveik maldauju. Kuo skubiau perduokite šios liudijimus visiems savo parlamento nariams, visiems politikams ir partijoms, su kuriais galite susisiekti, visiems dar neišmanantiems žmonėms, kuriuos galite surasti, nes laikas bėga. Remdamiesi 100 000 patikimų šaltinių, su kla.tv galėjome įrodyti, kad visi tie oligarchai, kurie šiandien atvirai skelbia apie naująją pasaulio tvarką, tai yra pasaulinė vyriausybė, taip pat kilo iš senosios slapto pasaulinio sąmokslo tradicijos ir jai priklauso. Taip. Dar kartą kartoju, per šimtmečius Liuciferio sekta įsitvirtino beveik visose svarbiose mūsų visuomenės pozicijose. Jų metodai iš esmės yra melas ir apgaulė. Taip, jie beveik visada daro visiškai priešingus dalykus nei žada. Žmonės jiems nėra vertingesni už galvijus ar automobilius. Jų akimis, jie tėra vartojimo prekės. O jų tikslas – sumažinti šį skaičių iki 500 milijonų žmonių visame pasaulyje. O šio pasaulinio sąmokslo galva yra keli tūkstančiai oligarchų. Tai yra multimilijardierių ir net trilijonierių, kurie slapta susivienyje tarpusavyje. Kontroliuoja visas žmonių institucijų veiklos sritis. O šio pasaulinio sąmokslo galva yra keli tūkstančiai oligarchų. Tai yra multimilijardierių ir net trilijonierių, kurie slapta susivienyje tarpusavyje. Kontroliuoja visas žmonių institucijų veiklos sritis. Tačiau jie taip pat yra susivienyje visame pasaulyje per slaptą pedofilijos tinklą. O tai reiškia, kad jie tiesiogiai dalyvauja prievartos prieš vaikus, prekybos vaikais ir moterimis veikloje ir yra atsakingi už tai, kad kasmet be žinios dingsta apie 8 milijonus vaikų. Tai atskleidė Jungtinių tautų specialistas. Iš šių pedofilų, kriminalinių nusikaltėlių, purvinai turtingų oligarchų kildinami tokie dažnai cituojami šūkiai kaip demokratija, laisvė, lygybė, brolybė ir tačiau iš tikrųjų jie manipuliuoja visą pasaulio politiką ir siekia užvaldyti visus pasaulio gyventojus. Jokios demokratijos. Jie tik kalba apie ją, jie daro priešingai. Taip, jų parinkta pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutartis yra tik jų suplanuotas būdas valdyti pasaulį per sveikatos diktatūrą. Lygiai taip pat jie siekia valdyti pasaulį per savo švietimo diktatūrą arba karinę diktatūrą, aplinkosaugos diktatūrą, ekumeninę diktatūrą religinėje srityje, per savo mokslo diktatūrą, farmacijos diktatūrą, slaptųjų tarnybų diktatūrą. Jie ir toliau bando mus valdyti per savo žiniasklaidos diktatūrą ir daugelį kitų dalykų. Taip, ir visą tai jie daro niekada nebuvę išrinkti žmonių. Nesėdėdami tiesiogiai mūsų parlamentuose ar vyriausybės posėdžių salėse. Ne, jie jau šimtmečius manipuliuoja viskuo iš išorės per savo specialiai įsteigtas nevyriausybinės organizacijas. Ir dar norėčiau paminėti, kad prielaida, jog šias nevyriausybinės organizacijas įkūrė keletas geros valios žmonių, o paskui jas perėmė oligarchai, yra visiškai klaidinga. Galbūt taip jau yra nutikę, bet dažniausiai būna atvirkščiai. Patys oligarchai, susibūrę į slaptas visuomeninės struktūras, šias nevyriausybinės organizacijas sukūrė specialiai tam, kad darytų tiesioginę, bet paslėptą įtaką politikai ir kiekvienai mūsų valstybei. Būtent tai jie visada ir darė, nuosekliai prisidengdami geradariais, filantropais, aplinkosaugininkais, moterų teisų gynėjais, vaikų gynėjais ir apskritai labdaros organizacijų vardu. Tačiau iš tikrųjų jie visada darė visiškai priešingus dalykus, nei skelbė savo labdaros tiksluose. Dabar dar kartą išvardysiu svarbiausias iš šių nevyriausybinių organizacijų ir dar kartą pabrėšiu, kad visos šios institucijos yra sektos, išpažįstančios ištikimybę Liuciferiui. Tai yra šėtonui tinklas. Pasaulis į šį aukšto lygio satanistų tinklą pateko pats to nežinodamas.
Ir mūsų dienomis jis vis dar praranda paskutinius savo sunkiai uždirbtų daiktų ir gerybių likučius. Nes pasaulio gyventojai vis dar nesuprato, nesuvokė, kad visos šios institucijos, kurias dabar dar kartą įvardysiu, niekada neegzistavo jų labui, o tik blogiausių tikslų. Juk visų šių klubų teisinės, politinės, ekonominės, mokslinės ir karinės veiklos užmojai tebėra įsišaknyję senovinėje romėnų tironijos dvasioje. Ir šis pogrindinis judėjimas jau tūkstančius metų siekia pasaulinio viešpatavimo. Taip ir yra. Dėl savo medicininių ar dvasinių ideologinių šaknų jos siekia net senovės Graikijos laikus. Ir, kas blogiausia, į senovinį okultinį, barbarišką tarnavimą Molochui su visais jo velnio garbinimais, iškrypimais ir vaikų aukojimais. Kurie, suprantate, nenutrūko nuo senovės Babilono ir net senovės Egipto laikų. Ir už visų minėtų pagrindų stovi aukščiausi pasaulio lyderiai, visiškai nežinomi įskaudintoms tautoms. Dar kartą paminėsiu. 1957 metai Europos ekonominė bendrija, 1945 metai Jungtinių tautų organizacija, paskui NATO, Europos Sąjunga, ekumenizmas, pasaulinė bažnyčių taryba, federalinė rezervų sistema, tarptautinių mokėjimų bankas. 1948 metais net Izraelio valstybės įkūrimas ir taip toliau. Jie taip pat yra Holivudo, kaip matėme, visos kino pramonės, visos spaudos ir leidybos pramonės, taip pat mūsų universitetų įkūrėjai. Jie yra visų pagrindinių žiniasklaidos priemonių steigėjai su savo skundų institucijomis, tokiomis kaip UBI, FGC su savo vadinamąją jaunimo apsaugą. Taip. Ir tie patys masonai, kurių aukštesnieji laipsniai atvirai išpažįsta Liuciferio, tai yra šėtono kultą, taip pat įkūrė socialinės studijas, tokias kaip Frankfurto mokykla ir kitas, įvedė Babilono Talmudą, Kabalą ir kita. Tie patys kulto įkūrėjai yra ir NASA, Pentagono bei visų pagrindinių mokslų įkūrėjai. Taip, jie yra didžiosios farmacijos, draudimo sistemos, mums žinomos sveikatos apsaugos sistemos įkūrėjai. Jie yra ne tik Romos klubo, 1968 metais, UNESCO, 1945 metais, bet ir visų konkurencinių komisijų, jei galima taip pasakyti, steigėjai. O pastarųjų vienintelė užduotis – apsaugoti masonų tinklus nuo nepriklausomų pramoninių konkurentų. Matote, kaip dabar naikinama vidurinioji klasė, štai kaip tai veikia. Ir kaip savanoriška filmų patikra pirmiausia skirta ne nepilnamečiams apsaugoti, kaip jie teigia, o konkurentams apsaugoti. Taip ir žiniasklaidos skundų biurai ir konkurencijos komisijos siekia pašalinti visus šio masonų tinklo konkurentus. Tačiau jie visi visur yra susiję su interesų grupėmis. Jų priežiūros institucijos atlieka tą pačią funkciją kaip ir slaptosios tarnybos, kurias daugeliu atveju įkūrė ši slapta sekta. Visos jos skirtos ginti šios slaptosios draugijos interesus ir niekam kitam. Įrodyta, kad NATO galiausiai yra ne kas kita, kaip, galima sakyti, privati Rotšildų oligarchų šeimos armija. Tiesą sakant, beveik viską, kas ką tik paminėta, galima priskirti šiai Rotšildų dinastijai. Taip. Ir šioje vietoje svarbu niekada nepainioti Rotšildų ir už visų šių institucijų slypinčio sionizmo, su judaizmu. Niekada nereikėtų painioti visų šių institucijų su judaizmu. Man tai iki šiol svarbu. Taip, per šimtmečius žydų bendruomenė nekartą nukentėjo nuo šių šeimų, prisidengusių žydų vardu, priemaišų. Dėl to žydų tautybės gyventojai buvo nuolat šmeižiami. Tačiau iš tikrųjų kalbama apie keletą kraujo giminaičių, kurie sudaro šią sektą, taip, kurie naudoja ir naudojo įvairų istorinį melą ir propagandą. Tačiau Rotšildai taip pat susiję su Europos karališkosiomis šeimomis, kurios teigia esančios mesijinės žydų kilmės. Šios šeimos žinomos kaip iliuminatai. Taip, Collinsų šeima, Friedmanai, Astorai, Bundy, Morganai, Rockefelleriai, Oppenheimeriai, Sasonai,
Šifai, taftai, vanduinai ir kiti yra ankstyviausi iš jų. Tai yra tik ledkalnio viršūnė. Ir jie naudojasi religiją kaip priedangą, kad užsitikrintų saugumą ir sukurtų savo valstybę artimuosiuose rytuose kaip Dievo išrinktoji tauta. Kaip jau sakiau, tikri žydai praeityje visada buvo puolami dėl šių šeimų įvykdytų žiaurumų. Ypač todėl, kad Rotšildų šeima nekartą finansavo abiejų pusių karus. Ir jei jums įdomu, kaip jie sugebėjo įgyti tokią pasaulinę įtaką, turite suprasti. Tai buvo įmanoma tik todėl, kad įtakingos šeimos sugebėjo sukurti vis galingesnę giminystės liniją per kraujomaišą. Giminystės santuokas, pirmos ir antros eilės pusbrolių ir pusseserių santuokas ir taip toliau. Ir visą tai darė kurdamos įvairius slaptus klubus, ložes, slaptąsias tarnybas ir net kariuomenę. Ir jau kelis šimtmečius masonerija, mafija ir mamona sudaro tikrai nešventą paktą prieš žmoniją. Štai kodėl beveik neliko šalių, kuriuose nebūtų Rotšildų kontroliuojamo centrinio banko. Nes jie nuo pat pradžių šią galią pinigų sistemoje įgijo itin gudriai. Įkūrimas FED, Federalinė rezervų sistema, visiškai privati pinigų institucija, kuriai pavyko gudriai gauti teisę kurti pinigus iš nieko, padėjo pamatus visam šiam pasauliniam visų tautų ir šalių pavergimui. Ar supratote, kas iki šiol buvo pasakyta? Taigi, nei demokratija, nei jokia kita politikos ar žmogaus pasirinkta valdymo forma nevykdo minėtų institucijų kontrolės. Tai yra visiškai priešinga tam, kas vyksta. Žmonijai nežinant, šios sistemos, įkurtos Liuciferio oligarchų, primetė save mūsų politikai, mūsų žmogaus teisėms ir, tiesą sakant, visai žmonijai. Ir jos turi beveik absoliučią valdžią. Jei dabar nepripažinsime jų jungo ir jo nenumesime šiam pasauliui, mums patiems viskas bus labai blogai. Todėl gali būti tik vienas teisingas atsakymas į visus šiuos baisius įvykius. Žemės tautos, nusigręžkite, nutraukite visus ryšius ir paramą. Šiuo metu pirmiausia su Pasaulio sveikatos organizacija. Nes per šiuos Liuciferio čiuptuvus ši sekta dabar įgyja pasaulinio viešpatavimo pozicijas savo dėka Tedroso Gebrieso, apie kurį jau pakankamai girdėjome. Koks baisus teroristas jis yra. Niekada nepamirškite to. Taigi išveskite visas šalis iš PSO. Pašalinkite PSO iš visų šalių. Tai vienintelis svarbus dalykas. Visa kita būtų neteisinga. Aš sakau, žmonės, saugokite save nuo visų šių masonų institucijų. Nusigręžkite nuo jų ir daugiau jų nefinansuokite. Atsukite nugarą jungtinėms tautoms. Atsukite nugarą NATO. Atsukite nugarą Pasaulio ekonomikos forumui. Atsukite nugarą Europos Sąjungai ir visam mainstreamo melo sultiniui. Jie griauna mūsų demokratijas. Sakau jums, dievobaimingi viso pasaulio žmonės. Atmeskite visas pasaulio bažnyčių tarybas ir pasaulinį ekumenizmą. Jie yra masonų ir iliuminatų sektos pagrindas. Jų tikslas yra likviduoti. Tai yra sunaikinti kiekvieną ne Liuciferio religiją. Įsiminkite šį sakinį, ir jūs jį dar suprasite. Tačiau aš taip pat įspėju ne tik visus dievobaimingus žmonės dėl vien išorinių veiksmų ar pasitraukimų. Grynai išorinis nusigręžimas ir išėjimas iš denominacijų, partijų, vadinkite jas kaip norite, ar bažnyčių ir ekumeninių susivienijimų visiškai nepadeda. Jei žmogus neatsikratė ideologinių, klaidingai polarizuotų nuodų, esančių jų širdyje. Ar tai suprantate, kol elgiatės, mąstote ir jaučiatės kaip bažnyčios narys? Net ir išėjimas iš parapijos ar bažnyčios išoriniam pasauliui neturi jokios prasmės. Nes visas šis mums įskiepytas religinis mąstymas buvo ir tebėra masonų doktrina. Beje, įskiepytas specialiai mums, pamaldiems žmonėms,
kad paklusniai sektume jais ir atliktume jų marionečių vaidmenį. Taigi žmogus tiesiog susiformuoja dar vieną šio Liuciferio vėžio metastazę. Jei tiesiog išoriškai palieka šiuos ratus, bet viduje išlaiko senąjį mąstymą, jausmus, troškimus ir taip toliau. Taip, tačiau pasaulio bendruomenė taip pat turi atsisakyti neadekvačiai orientuotų mūsų teisingumo sistemos tikslų, nes jie visur vienodi. Visa teismų sistema, kaip ir mūsų finansų sistema, dabar persmelta masonerijos. Juk visa teisinė sistema galiausiai yra palanki aukšto rango finansininkų finansiniams ir galios interesams. Tai yra oligarchams. Taip, tačiau, palyginti su jais, ji mažai gina paprastų žmonių teisės. Žmonės turi surengti demokratinius rinkimus ir priimti sprendimus teisiškai įsteigti naujus teismus ir vėl suteikti įgaliojimus tiems, kurie iš tikrųjų gina žmonės. Mažąjį žmogų. Tai mano kreipimasis į visus. Mums reikia teismų, kurie padėtų mums ir tada, kai politikai, kai didžioji farmacija vykdo itin nusikalstamas veikas ir kenkia ištisoms šalims. O paskui bando gintis visiškai neteisingais savo pačių įstatymais. Kaip dabar su koronavirusu ir panašiai. Turime tai įveikti. Taigi nebeturėtų būti neliečiamybės visiems tiems žmonėms, kurie turi didžiausią galią, bet nuolat jie piktnaudžiauja ir taip daro didžiausią žalą mūsų tautoms. Neliečiamybė baigėsi. Būtent šie aukšto lygio kenkėjai iki šiol buvo geriausiai apsaugoti nuo bet kokio teisinio persekiojimo. Turėtumėte tai žinoti ir suprasti. Bet taip yra tik todėl, kad Liuciferio masonerija pakeitė mūsų konstitucijas ir įstatymus, kad tai padarytų įmanomu. Todėl visame pasaulyje turėtų būti priimtos rezoliucijos, kurios paprasčiausiai panaikintų bet kokį netikrą imunitetą, paprasčiausiai jį panaikintų. Ir dar, be abejo, kad visi naujai išrinkti politikai neturėtų būti įkaitais nuolatinių, lengvabūdiškų teisminių ginčų, kurios veda kažkokie niekšai, kad jie nebegalėtų tinkamai atlikti savo darbo. Sprendimas. Kadencijos metu visus ginčius turėtų spręsti tik mūsų politikų advokatai. Tačiau kai politikai iš tiesų padaro nusikaltimą, kaip tai darė ir tebedaro masiškai dėl koronaviruso, tokie politikai turėtų būti nedelsiant pašalinti iš pareigų ir nubausti. Tam reikia naujų teismų. Bent jau pasibaigus kadencijai sąžiningas teismas turėtų pareikalauti atsakomybės už viską, ką šie žmonės sugriovė. Mums reikia visuotinių rezoliucijų, kurios grąžintų žmonėms trilijoninį Big Pharma pelną, gautą iš krizės. Nes didžioji farmacija visiškai priklauso minėtiems Liuciferio oligarchams. Visa mūsų sveikatos apsaugos sistema yra jų rankose. Supraskite tai pagaliau. Štai kodėl šimtmečius ši sistema nepadarė mūsų sveikų, o veikiau sergančiais. Tai žinojo jau Gėtė, o tai įrodo nuolat didėjančios sveikatos draudimo išlaidos. Žinote, ką aš sakau, kad mes galime būti tokiais ligoniais ir be visų šių sistemų. Ar ne taip štai kodėl pasaulio tautos turi pasipriešinti šioms masoniškoms korporacijoms ir institucijoms? Radikaliai jas atmesti ir visiškai pertvarkyti. Šėtoniškąją apgavystę, kad mūsų sveikatos priežiūros sistemos sprendžia tik simptomus, o ne priežastis, reikia demaskuoti ir panaikinti. Čia slypi didžioji blogybė. Visos lyčių darbotvarkės ištakos yra šioje aukštos klasės masonų sektoje. Dėl jų kaltės vyksta ankstyvas mūsų vaikų seksualizavimas, pornografijos, daugelio narkotikų, iš esmės beveik visų naujovių internete. O dabar vis dažniau ir mūsų mokyklose įvedimas. Tai tiesa, tokia, kokia ji yra. Jiems galima priskirti visas šias nihilistinės, nenatūralias praktikas, įskaitant lytinius santykius su gyvūnais ir demonais. Lyties keitimo operacijas ir pentai tiesiog Liuciferio slaptosios visuomenės sekta, kurios rankose visas pasaulis. Taip, ir dėl visko, ką jie patys daro, tuo pačiu metu arba iš anksto kaltina mus.
Viską, kas turi būti padaryta teisingai, tai yra jiems. Jie stengiasi iš anksto padaryti mums, tautoms. Ir todėl, kol neatsiras skaidrus pilietis, pasaulio piliečiai turi skubiai pareikalauti visame pasaulyje ir nuspręsti, kad pirmiausia atsirastų skaidrus politikas. Suprantate? Pirmiausia, oligarchas turėtų būti stiklinis. Taip, pasaulio bendruomenė turi nuspręsti, kad pirmiausia turi būti įgyvendintas skaidrus mokslas. Bent jau 20 metų ar ilgiau. Taip. Turime teisę pažvelgti ten, kur tik norime. Kiekvienas projektas turi tapti skaidrus, kol mes, piliečiai, pritarsime. Nuo Harpergau inžinerijos iki mažiausios biocheminės laboratorijos, viskas turi tapti skaidru. Kiekvienas patentas turi būti skaidrus. Tikrai didelių žaidėjų pinigų srautai taip pat turėtų tapti skaidrus. Pirmiausia, žinot, dėl technologijų, kurias jie dabar mums sukūrė. Žmonės nebeturėtų išleisti nė cento mokesčių mokėtojų pinigų neskaidriems projektams. Ir viską, ką didysis perkrovimas ketina padaryti tautoms. Tautos turėtų padaryti pasaulio ekonomikos forumo gudruoliams. Taip, įgyvendinti su visais šiais klubais, apie kuriuos čia diskutuojame. Suprantate, turi būti visiškai aišku, kuri iš šių tarptautinių bendrovių kiek moka mokesčių, įskaitant visas didžiasias korporacijas, tokias kaip Microsoft, Google, Amazon, BlackRock, Vanguard, iki pat IKEA, Aldi, Lidl, Migros, Coop ir taip toliau, turi būti labai aiškiai išanalizuota. Mums reikia naujų, iš tiesų neutralių priežiūros institucijų ir kompetencijų, valdžios institucijų ir komitetų. Mums reikia naujų teismų, kurie nuo šiol gins žmonių, o ne tik viešųjų finansų ar elito interesus. Turi būti baigta valstybės vykdoma dehumanizacija arba medicinos. Farmacijos pramonės vykdoma dehumanizacija, teismai, švietimas. Turi baigtis politikos arba mokslo dehumanizacija. Padarykite galą satanizmo, nihilizmo ir kronizmo sukeltai dehumanizacijai, apie kurią čia nuolat kalbame. Paskutinis dalykas jums, faktų tikrintojams. Žinoma, gali būti, kad esant tokiai gausybei informacijos, suprantame, kad pranešimą gali tekti redaguoti ar papildyti. Vis dėlto darykite tai taip, kad pirmiausia viešai patvirtintumėte kiekvieną čia paminėtą teisingą faktą. Prieš tai, kaip įprasta, tiesiog ignoruodami šimtus nenuginčiamai akivaizdžių faktų. Mesdami juos už borto ir paskui smerdami ir ieškodami plaukų sriuboje, kurių ieškote ir randate. Tokius savo itin netinkamų elgesių jūs, faktų tikrintojai, užsitraukite didžiausią kaltinimą, kad esate nulaidus visų čia skundžiamų žiaurumų vykdytojų bendrininkai. Todėl patariu jums laiku ištraukti savo galvas iš šios kilpos. Visada pirmiausia viešai patvirtinant viską, kas teisinga, kad vieną dieną jums nereikėtų atsakyti teisme kaip visų šių kaltinamų didžiausių sukčių ir genocido vykdytojų bendrininkams. Aš esu Ivo Zasekas, kuris jau 47 metus stovi Dievo akivaizdoje.